Džiaugiuosi, kad man teko būnant politikui dar prisidėti prie šito įstatymo priėmimo, mecenavimo įstatymo, nes Lietuvoje jau mecenavimas buvo tapęs tokiu gana negerbiamų reikalų. Nes tie, kas paremdavo vieną kitą renginį, keliais šimtais eurų pasivadindavo save mecenatais, dabargi yra įstatymas ir reikia virš €1 milijono paramos vienam projektui, kad vadintis nacionaliniu mecenatu. Džiaugiuosi, kad mūsų 2 įmonės tapo nacionaliniais mecenatais. Manau, kad kitais metais jau viena iš jų bus 2 kartų nacionalinis mecenatas. Ir tuo pačiu paskatinsim tikriausiai kitus iš pavydo, galbūt iš pavyzdžio, mecenuoti kultūrą, mecenuoti sportą, mecenuoti sveikatos apsaugą. Tai manau, kad sumanymas pasiteisino, jisai plinta, įmonių vis daugiau, žmonių vis daugiau mecenatų, bet šiuo atveju jų dar nepakanka. Mecenato ženklas suteikiamas įmoniai Agro koncerno Grūdai, suteikusiai didesnė nei €1,1 milijono paramą viešai įstaigai Naisių vasaros teatras. Jeigu šnekėti apie rajonus, gyvenvietės, tai nemokamas teatras šiandien Lietuvoje yra sprendimas, kuris reikalingas. Tai mes įsteigėm Naisių vasaros teatrą, profesionalių aktorių teatrą, kuris vienintelis nemokamas teatras Lietuvoje. Jis keliauja po visą Lietuvą, džiugina žmonės. Kviečiame įmonės direktorių Edgarą Šakį priimti nacionalinio mecenato ženklą. Tai Švieskime vaikus mes kartu su Andriu Mamontovu pradėjom, nes iš tikrųjų vaikai pradėdami skaityti tarp 7–10 metų yra tas amžius, kada geros knygos gali jas paversti knygų mylėtojais. Toliau remiamas knygų išleidimas ir jis dovanojamas yra mokykloms, darželiams, bibliotekoms, tai yra išdovanojama tikrai 10 000 knygų. Per visą istoriją fondo tikriausiai jau virš kelių milijonų. Aš manau, kad per kultūrą mes prisidedam prie valstybės saugumo daugiau negu kai kurie žmonės, kurie prisideda prie ginklų gamybos tiesiogiai. Nes kultūra yra tai, kas suvienyje šitą tautą, kas padaro mus stipriais. Tai buvo anksčiau, taip yra dabar, tai bus ateityje. Ačiū mecenavimui, ačiū žmonėms, įstaigoms, kuriems yra nesvetima savo geru dalintis su visais. Ačiū. Kiekvieno žmogaus, kuris bedirbtų, šertų gyvulius, ar melžtų karves, ar vairuotų traktorių, jie visi uždirba tos pinigus, kuriais mes galim paremti kažkokius projektus. Ir visi agronomai, inžinieriai, veterinarai, ir visi ūkininkai, visi partneriai, kurie mums tiekia produkciją, kurią mes prekiaujam ir taip toliau, visos mokslo įstaigos, su kurios su mums bendrabiauja, visi prisideda prie to paties. Dėl to aš noriu padėkoti visiems be abejonių. Mes visi esame labai geri ir būsim dar geresni kitais metais.